Geriausias trendas pavasario kontekste, kuris keičiasi, tai aš sakyčiau griliaus prekės. Esmė yra infrastruktūra. Tu turi vis tiek iš pradžių susiplanuoti ne tuos pirkinius, kurie lepins, bet kaip tik turbūt laimės tie prekybininkai, kurie turi tą omnichannel. Kokias jūsų nuomonė dažniausias klaidas vis tik daro klientai? Tai tampa didžiulis trendas ir žiūri, kad jau nebe vienetai skaičiuoja, konteineriais įvežamais į Lietuvą. Čia podcastas Inbank kalba, sveiki. Šįsyk jame kalbėsime apie prasidėjusį pavasarį, pokyčius prekyboje ir pamėginsim išsiaiškinti, ką atėjus pavasariui dažniau perka lietuviai. Ermitažo komercijos direktorius Lukas Kandratavičius šįsyk čia Inbank studijoje. Sveiki, Lukai. Labą dieną. Kas paprastai jums kaip prekybininkams signalizuoja, kad pavasaris prasidėjo? Kokių prekių pardavimai reikšmingai išauga? Ar tai atsispindi statistikoje? Atsispindi. Tai šiaip kas įdomu, kad mūsų klientai dažniausiai ruošiasi jau pagal orų prognozes. Tai dar neatėjus pavasariu, jie jau ruošiasi daiginti sodo visokius augaliukus. Ir kai jau mato, kad už artimiausios savaitės bus geri orai, tai jie jau pradeda daiginti. Tai daiginimas ta kategorija, tai reiškia sėklos, daržovių sėklos, augalų sėklos, kuri pradeda važiuoti iš pat pradžių. Ir mes jau galim signalizuoti, kad už kokių 2 savaičių turėtų startuoti tas tikrasis sezonas. Tikrasis tai jau vadinu kartu ir kiemo priežiūra, kartu ir visas kiemas, tai reiškia sodo technika, genetuvai, žoliapjovės ir visa kita. Tai grubiai taip 2 savaičių skirtumas tai tikrai yra. Tai pirmieji pavasario pranašai iš esmės yra sodininkai. Sodininkai 100%. Tie, kurie daigina, tie, kurie ruošiasi, fanatikai tikrai. Ar tos pirkėjų elgesio tendencijos nusistovėjusios ir kartojasi metai iš metų, ar vis tik asortimente, kai jūs jį formuojat kiekvienais metais ir svarstote, kokie bus pasiūlymai ir panašiai, ar nuolat reikia pateikti kažkokių naujovių? Keičiasi trendai. Man turbūt geriausias trendas pavasario kontekste, kuris keičiasi, tai aš sakyčiau griliaus prekės. Tai žmonės anksčiau kamado pirkdavo taip balandį gegužę, kur jau galvojom, kad geras oras išeiti į kiemą, o dabar jau pradeda ir nuo to pačio vasario, kartu su tais šaukliais, kurie sodina augalus. Bet jeigu bendraja prasme, tai daugiau mažiau trendas išlieka, labai priklauso nuo oro, kada nutirps sniegas, kada jau bus galima daryti pirmosius darbus, tai nežinau, valinti medelius, genėti medžius ir taip toliau, ir tada viskas išėlės, tada jau vėliau prasideda už kokio mėnesio vėjos priežiūra, aeravimas, sakykime, vėliau pjovimas ir taip toliau, tai taip po truputį viskas tie trendai, sakyčiau, lieka. Lukai, kada jūs pradedat ruoštis tai pavasariniai prekybai, nes kai jau sodininkas ateina ir ieško sėklų, kažkokių daigyklų, jūs turite jau būti pasiruošę. Aš taip įsivaizduočiau, kad sandėliai pavasario sezono prekiams pradedami pildyti gerokai iki pavasario, galbūt dar žiemą, galbūt dar rudenį. Kaip vyksta tas planavimas, kad pavasarį jūs tiesiog turėtumėte ką pardavinėti? Šiaip labai teisingai. Iš anksto pradedam. Tai tikslas, kad sausio pabaigoje, vasario pradžioje turėtumėm didžiąją dalį prekių pas save sandėliuose. Vėliau jas po truputį priklausant vėl nuo oro pokyčio skirstum į parduotuvės, kai jau nueina kalėdos, nueina, nežinau, žiemos prekės, kas yra kastuvai, tada jau pradedam keisti prekyboje esančias prekes. O ruoštis tai pradedam iš anksti, tai realiai, nežinau, už kokių 3-4 mėnesių pradėsim ruoštis pilnai kitiem metam, kitų metų pavasarį. Tai, taip sakyčiau, 9 mėnesiai iki mes jau pasidarom didžiąją analizės dalį, nepaisant to, kad dar trūksta rezultatų, bet vis tiek bandom prognozuoti, koks bus sezonas, kaip jis baigsis. Tada darom užsakymus tiekėjams, darom rezervacijas ir jeigu jau paskui kažkur tai kažkokia kategorija buksuoja arba kaip tik geriau važiuoja su naujų trendų, tai tada pasikoreguojam, bet 9 mėnesiai prieš tai daugiau mažiau viskas būna sudėliota. O šiaip jau būna pavasario prekybos metu tokių epizodų, kai kažko realiai pritrūksta. Apie žiemą tai mes visi žinom, tai kastuvų trūksta, tai šildytuvų trūksta, radiatorių, pečių, kokių nors dar kažkokių elektrinių, pritrūksta, būna kažkokių tokių. Visada mus irgi užklumpa netikėtai šitie dalykai. Šiaip, kaip sakau, ruošiesi, bet kitą kartą žmonių poreikiai labai keičiasi. Pavyzdžiui, nežinau, prieš porą metų labai buvo populiaru robotai su laidais, kur žmonės įsirenginėjo tam 4-5 metai atgal ir staiga trendas pasikeičia. Turėdavai labai nedaug belaidžių robotų ir tai tampa didžiulis trendas ir žiūri, kad jau nebe vienetai skaičiuoja, konteineriais įvežamais į Lietuvą, tai būna tikrai kiekvieną sezoną iššoka viena ar kita kategorija arba pati prekė. Keičiasi ir trendai ir mes tikrai reaguojam dažniausiai. Tai jeigu
prekės važiuoja kažkur iš tolimo užsienio, gal netiek sureaguosi, labiau į sezono pabaigą gali kažką pakoreguoti, bet visada yra vietiniai tiekėjai, europiniai tiekėjai, kurie gali padėti šitoje vietoje. Pakalbėkime konkrečiau gal apie tas pavasario sezono prekes. Tikslinė jūsų auditorija, ko gero mes jau išsiaiškinom, kad yra sodų, sodybų, privačių namų, kotedžų, turbūt savininkai ir gyventojai, nes butų savininkams ir gyventojams, ko gero, tas pavasario sezonas kiek mažiau aktualus, išskyrus tai, kad turbūt gal kažkas mėgsta balkoną pasipuošti kažkokiomis gėlėmis, pasisodinti ir panašiai. Ar jūs kaip prekybininkai pastebit, kad tas tipinis lietuvio kiemas, jeigu mes kalbėtumėm apie kiemų turėtojus, metams bėgant keičiasi, ar dar dominuoja tas funkcionalumas, sakykime, ten terasos įrengimas, grilis, kas jau tokie, pavadinkim, basicai, jeigu taip galima sakyti, ar vis tik pastebimas polinkis į komfortą ir pramogas, ten kažkokios sūkurinės vonios, populiarėja prabangesnės lauko baldų zonos, šildytuvai ir panašiai, kas jau, taip atrodytų geresnio gyvenimo tokie elementai. Šiaip gal ne tiek prabanga, sakyčiau, bet po COVID ir tęsiasi iki dabar, kad žmonės mėgsta būti kieme ir linkia investuoti, linkia susikurti savo patogumą. Tai nevadinčiau to prabangą, sakyčiau, kad kaip tik žmonės labai praktiškai žiūri į patogumą ir jeigu taip konkrečiau kalbant, tai vėl, imant kokį 3-4 metai atgal, žmonės pirkdavo minimo grilius, pavyzdžiui, kur ten vienai porcijai pasigaminti ir pabandyti įdomu būdavo. Vėliau žmonės perėjo į mediją, sako, jau keliese pasigaminsim ir šiai dienai pats populiariausias grilius, pavyzdžiui, yra Kamado Grande. Tai reiškia didelis grilius, kad žmogui nereikėtų kelis kart kurti, kelis kart kepti, užtrukti ilgai ir taip toliau. Analogas yra, sakyčiau, ir tas pats su baldais. Jeigu žmonės anksčiau pirkdavo tokius pigesnius lauko baldus su kavos staliuku, kur, sakykime, netiek patogu pietauti, tai dabar jau matom, kad investuoja kažkur papildomus 100-200 eurų ir tie baldų komplektai labiau ne 300-400 eurų zonai, bet 500-600 eurų zonai. Ir tada jau žmogus gali sau leisti su valgomu stalu, šiek tiek daugiau sėdimų vietų, komfortiškesnius baldus, turbūt gražesnio dizaino irgi galima sakyti modernesnio. Tai pastebim tikrai šitą vietą, kad, kaip sakau, turbūt patogumas tampa prioritetas ir čia viena dalis, o turbūt kiemas, o kita dalis yra visa vėjos priežiūra, visas, kas nuo terasos toliau. Tai čia žmonės irgi nevengia, sakykime, atsinaujinti, vėl turėti patogumą, kur anksčiau turbūt populiaru buvo žoliapjovės pagrindinis įrankis, tai dabar, kaip sakiau, prieš tai šiek tiek tai robotai, belaidžiai robotai tampa vis neatsiejama dalim kiekvienam kieme, tai jie tikrai turi didžiulį trendą ir auga kasmet. Ko gero jau ir kainos nebe taip kandžiojasi ir jie tampa prieinamesni, tai kam reikia stumdyti benzininę žoliapjovę, kai už tave tą darbą gali atlikti robotas, kuris kainuoja turbūt arba tiek pat, arba gal šiek tiek daugiau. Jo, šiaip tikrai pinga, keičiasi technologijos, tarp kitko irgi labai tobulėja, tai jeigu rinkoje yra, sakykime, 6-7 gamintojai, kurie, sakykime, inovacijų išranda kas 2 mėnesius, tai kiek rinkoje per metus atsitinka inovacijų, tai lygiai tiek pat su kiekviena inovacija atpinga ir prieš tai buvę modeliai. Tai jeigu anksčiau būdavo virš 1000 eurų belaidis robotas, tai dabar priklausoma, aišku, nuo kiemo dydžio, kiek arų reikia nušienauti, bet kaina gali būti ir 600, ir 500, ir 700 priklausomai nuo modelio. Bet tai yra ženklus atpigimas, nes, kaip minėjot, tai brangesnė turbūt benzininė žoliapjovė kainuoja tiek pat. Man visą laiką kaip pirkėjui įdomu, įsivaizduokim, kad prieš 3 metus, kad ir tas pats robotas, kuris pjauna žolę, buvo reklamuojamas kaip visiškai inovacija, viską tobulai padaranti, štai praeina 3 metai, pasikeičia technologijos. Ar verta dar man kaip pirkėjui žvalgytis į tą senesnę technologiją, tikintis geresnės kainos, ar vis tik tai ieškoti naujesnio daikto vien tik dėl to, kad jis iš tiesų yra geresnis? Tas kainos ir kokybės santykis praėjus kokiem 2-3 metam nuo produkto pasirodymo rinkoje. Ar iš viso Ermitaže neieškoti tokių prekių, nes jūs nepardavinėjate tai, kas jau nebeaktualu ir, sakykime, pasenę modeliai? Tai aš gal nevadinčiau pasenusią technologiją, gal jinai nėra tiek patogi. Tai tie robotai, pavyzdžiui, jeigu kalbant konkrečiai apie jos, yra su laidais, tu turi iškasti kiemą, pasiruošti, jeigu pats nemoki, turi samdyti kažkokius tai meistrus, investuoti laiką.
vėl užsėti veją, ją prižiūrėti ir tada dirba. Belaidžiai robotai tau užtenka tiesiog nusiskanuoti erdvę ir jau tu gali, taip pat kaip nežinau, kiekvienam turbūt kambarį yra robotas siurblys, kur tu paleidai appsą ir tiesiog jisai viską nuskanuoja. Tai labai panaši technologija dabar yra čia ir tikrai jinai palengvina. Ar reikėtų dabar eiti tiesiog keisti vieną iš kito, tai ne, jisai pilnai atlieka savo darbą, bet jeigu dar neturi roboto ir galvoji, kurį pirkti, tai kainos skirtumas yra išties nedidelis dabar, o kokybės, kaip sakau, ir patogumo tai tikrai ženklus. Tai technologijos keičiasi, manau, reikia žengti koja kojon šitą vietą. Čia jūs minėjot prieš kelias minutės, kad žmonės nevengia pirkti ir brangesnių šiek tiek prekių, brangesnių nei anksčiau. Ar tai galima sieti su apskritai ekonominė situacija Lietuvoje, kad vartojimo prekiams pinigų mes turim ir savo ruoštų galim sau leisti tą prabangesnį pirkinį, kokį anksčiau galbūt dalis žmonių apie kurį tik galėjo pasvajoti? Manau, kad taip. Tai turbūt visi ekonominiai rodikliai rodo, kad gerėja. Mes dar sekam tokį papildomą rodiklį, turbūt kiek kvadratų yra pastatyta arba parduota rinkoje. Tai šitoj vietoj irgi rinka atsigauna. Tai kartu su rinkos atsigavimu žmonės linkia investuoti papildomai į savo buitį, pasigerinti ją, kad būtų paprasčiau. Juolab sakau, kad ką matom, tas 600-700 eurų pirkinys, ar tai būtų robotas, ar tai būtų grilius, ar tai būtų baldai, tai tam tikrų periodų, nebūtinai viską per vieną kartą perkant, žmonės linkia susipirkti ir turėti patogumą. Turbūt sekantis žingsnis dar, gal pernai metų mūsų naujiena, tai terasų tokia kaip pastogė vadinkim, tai jeigu kviečia meistrų specialiai ją įrengti, gali priklausomai nuo kvadratūros, bet ten nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų, tai radom tokį gaminį, kuris apie 2000 eurų kainuoja, tai puikiai pakeičia ir matom į žmonių poreikį. Tai čia prieš tai klausimas buvo, ar buvo trūkumas, tai pernai, kai atsivežėm, per mėnesį laiko turbūt viską pardavėm ir jau tada šiem metam liko tik tai paplanuoti daugiau, nes nespėjom jau sureaguoti tuo atveju. Jeigu mes pabandytumėm paskaičiuoti pinigus, žinoma, viskas priklauso nuo sklypo, nuo teritorijos ploto, nuo to, kaip norisi čia labiau prabangiai ar mažiau prabangiai, bet koks biudžetas 2026 metais turėtų būti numatytas, norint atnaujinti savo kiemą. Įsivaizduokim, arba net neatnaujinti, o jį įrengti, jeigu tai yra, tuščias laukas, tau idėjų, galėjai jas įgyvendinti kiek nori ir tiesiog koks biudžetas galėtų būti numatytas? Aš tai sakyčiau, arba bent jau kaip mūsų filosofija yra, tai kad priklauso nuo vartotojo segmento. Tikrai nereikia šitoje vietoje išleisti labai daug pinigų, kad turėti komfortą. Tai plus ir pats būstas turbūt priklauso, kur yra sodyba, kur turbūt yra kažkoks tai vienkiemis arba kur yra pastoviai gyvenamas namas. Tai aš sakyčiau, jeigu taip kalbant apie pradinę investiciją, tai staliuką su 2 kėdėm galima nusipirkti už 75 eurus, pridėti šašlikinę už 100 eurų, nulakuoti terasą ar ten nusipirkti pagrindinės teraslentės ir čia nežinau, iki 400-500 eurų turėti tikrai tokį pilnai įrengtą, komfortišką kiemą, vadinkime, kur tu gali jau tame ir žolę pasisėti ir prižiūrėti. Gal žoliapjovės jau tą biudžetą neišeis nupirkti, bet dar pridėjus papildomus porą šimtų gali šitoje vietoje ir turėti bendrą tokį krepšelį, sakykime. Bet jeigu žiūrint tendenciją, tai kaip minėjau, žmonės linkia daugiau investuoti, pasidaryti komfortiškai, tai šiuo atveju kažkur, taip sakyčiau, kalbant apie baldus, tai būtų apie 1000 eurų, todėl kad pagrindinis baldų komplektas, kaip minėjau, 500-600. Vėliau žmonės labai mėgsta pakabinamus krėslus arba pastatomus. Jie šiuo metu labai irgi trendina. Ten dar, sakykime, papildomas 100 arba 200 priklausomai nuo dydžio. Tai gaunasi krepšelis toks ir tada, aš dar sakyčiau, ta kita dalis tai priežiūra. Vėlgi, tai jeigu kalbam apie robotą, tai ten 600-700. Plus ten, sakykime, sodo įrankiai, kas irgi, tarp kitko, žmonės labai linkia Lietuvoje ir kuo toliau, tuo daugiau prižiūrėti savo sodą ir išleisti tikrai kokybiškiam, tai, pavyzdžiui, Fiskars brandui arba Gardanos brandui. Tai čia dar kokie 200-300, kur susiperkė visus greblius, kastuvus, genetuvus ir taip toliau. Tai sakyčiau, apie 2000 eurų tai yra pilnas toks įsirengimas.
Kokias jūsų nuomonė dažniausias klaidas vis tik daro klientai planuodami savo kiemo atnaujinimą? Ar tai kažkokie per pigų sprendimai, kurie tiesiog greitai nusidėvi, nes maža kaina turbūt ir kokybė yra prastesnė? Ar priešingai klaidos yra tie emociniai kažkokie per brangus pirkiniai, kurie jau plyšta biudžetas ir jie realiai neatsiperka, nes tiesiog yra retai naudojami? Nežinau, pavyzdžiui, koks nors kubilas, jeigu tavo gyvenimo būdas yra labai intensyvus ir tu tiesiog neturi laiko ten maudytis ir leisti savo laisvalaikį, tai gal nereikėtų į tai investuoti kelių tūkstančių eurų. Tai kur tos klaidos? Ar dažnai tuose pigiuose sprendimuose, ar kaip tik per brangiuose sprendimuose, kur žmonės emocijos paimti, tiesiog paima nusiperka kažką? Čia turbūt ir yra atsakymas tiek vienu, tiek kitu atveju, tai turbūt neteisingas pirminis planavimas. Jeigu dar nežinai, ko nori, jau skubi viską susipirkti, tai dažniausiai užprogramuota klaida šitoje vietoje. Tiek į vieną, tiek į brangią pusę, tiek į kitą, kur per pigiai nusipirkai, sakai, kad pabandysiu. Pabandęs 3 kartus supranti, kad jau pabandėjai ir jau laikas pirkti kažką sekančio, kas išpildys pilną poreikį. Tai aš sakyčiau, kad esmė yra tikrai iš pradžių suvokti, ką veiksi kieme, ar tu labiau sodinsi augalus, ar tu labiau kepsi, ar tu tiesiog turėsi kažkokį tai ramų poilsį, kur skaitysi knygą, darysi viso to miksą kažkokį. Tai iš pradžių įsivertinti, suvokti, jeigu žmogus žino savo poreikius, tai turbūt jam lengva šitą padaryti. O kai jau šiek tiek bent jau identifikuoji, link ko linksti, link kokių poreikių, tada manau, kad verta tikrai investuoti. Arba jeigu galvoji, kad naudosi kartą į metus šašlykinę, tai neverta turbūt mokėti 600 eurų, jeigu išsikepi kartą į metus maistą. Bet tai ko gero, planuojant tuos pirkinius vertėtų pasidaryti kažkokį sąrašą tiesiog, jo viršuje surašyti kažkokius bazinius dalykus, jeigu tai yra, pavyzdžiui, tuščias kiemas, kažkokios ten trinkelės, įsivaizduokim, terasa, kažkoks staliukas, kukliai, jeigu to pakanka. O paskui jau gal keliauti į kitų didesnių investicijų ir prabangesnių pirkinių, kaip kad jau minėtas robotas, kuris gali pjauti žolę ir taip toliau. Šiaip labai tikiuosi, kad visi daro Exceliuke sąrašus ir ne šiaip perka, o planuoja. Bet aš sakyčiau, kad esmė yra infrastruktūra. Tu turi vis tiek iš pradžių susiplanuoti ne tuos pirkinius, kurie lepins, bet iš pradžių sugalvoti, kur yra terasa, ar jinai turi būti uždengta ar ne, kokia bus žolė, ar man reikia plytelių prieiti, ar reikia trinkelių prieiti iki tam tikros vietos. Kai turi visą planą kieme, kuris, sakykime, yra patogus gyventi, patogus leisti laiką, tada jau tas antra sąrašo dalis, kur tu gali paplanuoti, kokių tau pirkinių reikia. Bet labai pritariu šiaip. Tai turi būti prioritetai ir vėl, jeigu gebi identifikuoti, kur nori skirti savo laiką, kur yra prioritetas, kas labiau patinka, tai ten ir reikia leisti laiką, nežinau, palyginimui artimam rate turiu žmonių, kuriems patinka pjauti žolę, tai turbūt jų netimsi to žoliapjovės, bet tiem, kam aktualu robotas ir nori taupyti laiką, tai būtų geriausias sprendimas. Tai grįšiu prie to, kad čia turbūt individualiai nuo poreikio, nuo kiekvieno asmenybės identifikuoti kas, pasidaryti aišku planą, susitvarkyti infrastruktūrą ir tada jau investuoti į laisvalaikį. O jeigu kalbėtumėm apie tą pirkinių planavimą, vis dėlto jūs kaip prekybininkai pastebite, ar žmonės ateina, nežinau, į prekybos centrą su sąrašais, ten ką reikia nusipirkti, ar vis dėlto priima kartais sprendimus impulsyviai ir netgi tas impulsyvumas jums į naudą. Ta prasme, kad jeigu žmogus ateina, kažką pamato, jūs vis tiek turite lentynoje aukščiau vienas daiktas padėtas, kitas žemiau, dar kažkas. Žmogus tiesiog eina, vaikšto, renkasi ir kažką impulsyviai nusiperka. Kokių yra daugiau? Ar planuojančiųjų, ar tų, kurie pamato naujieną prekybos centre, galbūt su konsultantu dar pasitarė ir priima sprendimą pirkti? Tai absoliučiai, sakyčiau, daugiau ir daugėja, tai yra tų, kurie pasižiūrė e-shop'e. Tai mes esam toks, sakykime, omnichanelis, kur tu gali tikrai namie pasižiūrėti e-shop'e, ko tau reikia, pasiplanuoti, pasilyginti kainas, įsitikinti, ar tau tikrai reikia dar kartą, nežinau, pamatuoti, pagalvoti. Ir tada jau dažniausiai ateina į fizinį tašką, kur jau nori pačiupinėti daiktą, jį pabandyti. Bet labai dažnu atveju žmonės jau klausia konsultanto, kur man tai surasti, nes jau būna pasižiūrėję, kaip sakiau, e-shop'e viską. Tai tikrai tas trendas didėja. Yra ir kita klientų pusė, kuri, sakykime, ateina ir ieško parduotuvį, konsultuojasi.
Mes turim ir asmeninius vadybininkus, kurie padeda tą padaryti. Tai čia, sakykime, viena iš lojalumo programų irgi dalių. Tai turim ir tokių, bet tikrai galiu pasakyti, kad tie, kurie pasižiūri e-shop ir pasiruošia, vis daugiau atsiranda. Jo labiau, kad ir per patį e-shopą pirkimas smarkiai auga kasmet. Paskutinius metus 50% padidėjo klientų, kurie apsiperka e-shop. Ar tiesiog apsipirkimas internetu tapo patrauklesnis, nes platforma apsipirkti yra patogesnė, ar blėsta žmonių noras ateiti į prekybos vietą ir pačiupinėti? Kokia to priežastis? Kodėl daugėja apsiperkančiųjų? Patogumas, tikrai. Mes investuojam irgi nemažai pinigų, kad platforma būtų patogi vartotojui, keičiam, testuojam. Tai šiuo atveju tai yra tikrai patogumas, plus internete turim ir papildomą asortimentą. Tai jeigu klientas turi tam tikrų specifinių poreikių, į fizinį tašką negali visko suvežti kiekvieno griliaus, kiekvieno šašlykinės ar roboto, bet kiekvieno, kaip diskutavom, poreikis yra kitas, tai e-shop'e mes turim kur kas platesnį asortimentą. Tai jeigu fiziniai prekyboje apie 50 000 skirtingų SKU, skirtingų prekių, tai internete dar dvigubai tiek, kaip minimum. Tai vat toks pokytis, tai žmonėms tikrai patogiau. O jūs, kai savo verslo strategiją dėliojate, prioritetas vis dėlto yra e-prekyba, ar tos fizinės vietos tikrai dar bus ne vienerius metus ir galės žmonės toliau ateiti, pasižiūrėti, rinktis, čiupinėti ir priimti savo spontanišką arba nebūtinai sprendimą? Aš čia pabandysiu nuspėti, bet tikrai bus. Fizinė prekyba tikrai nemažėja kaip minimum, tai elektroninė prekyba taip turi trendą daugiau augti, intensyviau auga, bet fizinės prekybos vietos taip pat turi augimą, išlaiko tai, klientai tikrai nori protestuoti prekes, pabandyti, yra tikrai didelė dalis klientų, kuriem patogiau patiem vietoj susirinkti krepšelį, apsipirkti, tai prognozuojant į priekį nesakyčiau, kad kažkas šitoje vietoje keisis, kaip tik turbūt laimės tie prekybininkai, kurie turi tą omnichannel, tai yra po vienu stogu, sakykime, ir elektroninė prekyba, ir fizinė, ir didmeninė prekyba, kaip minėjau. Tai yra klientų grupė, kurie nori, kad vadybininkas jam padėtų paplanuoti kiemą, paplanuoti pirkinius, paplanuoti kažkokį, viziją į priekį. Tai šita paslauga irgi, sakyčiau, viena iš tų, kuri patiko vartotojams ir vis daugiau bando ją pasinaudoti. Lukai, dar noriu aptarti ir kainas. Turbūt kiekvienas pirkėjas nori sutaupyti, gal tik su labai retomis išimtimis. Aš bent jau noriu. Aš irgi. Jūs kaip prekybininkai, kokios strategijos patartumėte laikyti žmogui, kad jo apsipirkimo patirtis išleistos sumos prasme būtų geresnė? Pavyzdžiui, ateiti į prekybos vietą, nepamiršti lojalumo kortelės, sekti nuolaidas, kaupti kokius nors taškus, jeigu turite tokią programą, pirkti kažkurias prekes tik tam tikrų metų, nes kainos palankesnės ir panašiai. Kokios tos strategijos norintiesiems sutaupyti ir turėti viską už gerą kainą? Manau, kad strategija labai aiški. Lojalumas yra prekybininkų įrankis, kaip padėti klientam tą padaryti. Lojalumo netraktuočiau kaip tik tai, kad gauti geresnę kainą. Lojalumas yra kur kas platesnė savoka. Tai jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie įmonės lojalumo programoje gauna galimybę, tarkim, pirkti prekes atsiskaitant vėliau, tai reiškia kreditas suteikiamas. Jeigu kalbant apie fizinį klientą, tai jisai gali, kaip sakiau, gauti asmeninį vadybininką, gali gauti papildomą paslaugą, tai yra atvežimas, gali gauti kažkokius tai papildomus kuponus, nuolaidas ar taip toliau, plus ta kainodara, kuri yra lojaliam klientui. Tai turbūt šiais laikais lojalumo programa yra esmė. Lygiai taip pat ir pas mus, mes sakom, lojaliem klientam esam paruošę atskirą kainodarą, tai matom, kad didžioji dalis klientų ir naudojasi tuo, tai jie tikrai skaičiuoja, mato šitą naudą ir yra mūsų programos dalis. Lukai, mūsų pokalbio pabaigai. Įsivaizduokim hipotetinius 1000 eurų ir jūs, sodininką, kiemo turėtoją, kur išleistumėt? Geras klausimas. Šiaip, kaip minėjau, pagalvočiau apie infrastruktūrą, tai iš pradžių, jeigu kiemą kuriam nuo nulio, įsivaizduokim, tai vis tiek reiktų pagalvoti apie augalus ir apie žolę. Tai žolės sėklos, turbūt augaliukai, buksmedis arba kiekvienam pagal pasirinkimą. Tai čia turbūt koks 100-200 eurų gali nukeliauti.
Tada terasos įsirengimas tikrai su teraslentėm vėlgi ar pušies ar PVC priklausys nuo kiekvieno skonio. Plus trinkelių pasiruošimas arba plytelių, tai kad ateiti iki tos terasos, čia sakyčiau dar 300. Tai jau pusės pinigų neturim, bet turim gerą infrastruktūrą, kur bus patogu tikrai. Ir už likusią sumą tai rinkčiausi šašlykinę gerą, kur galėtum pasikepti maisto, krėslą pakabinamą, jie ne tik tai populiarūs, bet ir labai patogus. Tai nežinau, mano atveju, mano šeimos atveju 2 pakanka ir dar lieka pinigų sutaupyti. Tai gal nežinau, trimerių, žoliapjoviai, genetuvų ir panašiem dalykų. Lukai, gero pavasario sezono, geros prekybos, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad Ermitažo komercijos direktorius Lukas Kandratavičius buvo čia, podcast'e InBank kalba. Ačiū Lukai labai. Ačiū, malonu.